kaip lengvai, elegantiškai sninga, kaip teigia poetas kadais. Baltas rūbas žemeliai pritinka, įspūdingi pūkiniai vaizdai. Ten už posūkio eglės rikiuojas, švelniai glaudžias viena prie kitos. Paslapčia kažką kuždas svajoja, puraus sniego skarom užsiklos. Prieš akis lyg stebuklų miražas, patikėtum paliest negali. Žiemos pasakos šventiškai gražios, kaip toje užpustytoj pily. Taip gražiai, elegantiškai sninga, gal su snaigėm ir laimė nukris. Šitoj pasakoj būčiau laiminga, jei šalia būtų princo petys. Ten už posūkio eglės rikiuojas, švelniai glaudžias viena prie kitos. Paslapčia kažką kuždas svajoja, puraus sniego skarom užsiklos. Prieš akis lyg stebuklų miražas, patikėtum paliest negali. Žiemos pasakos šventiškai gražios, kaip toje užpustytoj pily. Posūkio eglės rikiuojas, švelniai glaudžias viena prie kitos. Paslapčia kažką kuždas svajoja, puraus sniego skarom užsiklos. Prieš akis lyg stebuklų miražas, patikėtum paliest negali. Žiemos pasakos šventiškai gražios, kaip toje užpustytoj pily. Labą dieną, ponė. Sveiki. Labas. Malonu. Matyt. Aš tiesiog atėjau iš nugaros. Tai tikrai malonu, kad surado tą laisvą valandėlę pabūti šiame laike Advento, tokiam nuostabiam kalėdų laukimo laikotarpyje, kuris kviečia į apmąstymų, susikaupimą, bet kartu tai ir džiaugsmingas laikotarpis, tai nemanau, kad reikia vien tik tai labai susikaupus būti, bet tas džiugesys nukreiptas turbūt vis tiek į Kristaus atėjimą, o ne į mus pačius. Tai Adventas tarsi kvietimas sustoti,
apsidairyti, ar nėra šalia mūsų pamirštų, nelaimingų žmonių, kurie vargsta, stokoja. Ar mes patys tikrai esame visada geranoriški. Tad įsileiskime tą gražų laukimą į savo širdis, sulėtinkim žingsnį, atsigręžkim į žmogiškasias vertybės, peržvelkime savo dvasinį kelią, įsiklausykime į save, nepasiduokime tam dovanų pirkimo įkarščiui, bet gal geriau pasirūpinkime tais, kurie kažko stokoja, vargsta. Ir vertinkim, branginkim tą laukimo laiką, nes Kristaus gimimas pasauliui skelbia meilės, vilties ir tikėjimo žinia. O mes kiekvienas ir būkim to žinios nešėjais. Tai sveikinu dar kartą visus susirinkusius, pabūti bendrystėje ir labai kviečiu tarti žodį kleboną mūsų. Visi susirinkėm, džiaugiuosi jūs matydamas ir vėl šiais metais besiruošiančius Kristaus gimimo šventė, Kalėdoms. Tikrai mes visi laukiam Kalėdų ir jau Vitytė viską gražiai pasakė. tą, ką ir aš norėjau pasakyti, nes tikrai ir šiandien ir buvau parduotuvėje, tai ten nėra net kur mašinas pastatyti prie prekybos tinklų. Tai reiškia, kad visi ruošiamės, tikrai jau rimtai ruošiamės, jau šventėm, jau iš anksto, dar beveik 2 savaitės likę, o jau visi žmonės ruošiasi, rūpinasi dovanėlėm ir ruošia šventinį stalą ir mąsto apie kitus, apie tuos, su kuriais jie susitiks, švęs Kalėdas ir ką padovanos, kaip pasiruoš namus. Taigi visi skubam, lekiam, bet Kalėdų laukimas turėtų būti džiugus laukimas. Kaip ir Vitytė sakė, kad Kalėdos yra džiaugsmo šventė ir mes su džiaugsmu laukiam Jėzaus gimimo, kaip ir kasmet mes laukiam. Ir todėl ir norėčiau visiems palinkėti, kad šitas laukimas būtų džiugus, kad tas pasiruošimas Jėzaus gimtadienį nebūtų vien tik tai apie dovanėlės ir vaišes ir kitus tos rūpesčius, bet kad tie rūpesčiai neužgoštų mūsų džiaugsmo. Taigi ir dėkoju ir Vitytei, ir visiems organizatoriams, visi, kurie atvažiavot čia ir padovanosit džiaugsmą mums, jūs padovanojat, jau galima sakyti, mums džiaugsmą ir sukūrėt tą nuotaiką čia ir linkiu visiems ir šiandien, šią popietę patirti dar daugiau to adventinio, kalėdinio džiaugsmo, kad mūsų širdis tikrai dar labiau atsivertų tam didžiausiam džiaugsmui Jėzaus gimtadieniui. Ir kokios Kalėdos ir Kalėdų laukimas be dovanėlių. Tai čia yra maža dovanėlė Vitytei už paruošimą, Vitytės gerus darbus per visus metus. Gera buvo ir Vitytė gera buvo, daug gerų darbų padarė. Tai džiaugiamės, kad turim. O čia jums visiems mažas palinkėjimas, kad prisiminimui pašventinti paveikslėlį. Čia vieną maišelį bus čia suaugusiems gal paveikslėlį, o kitą maišelį vaikam. Tai galit paimti po vieną arba po 2, jeigu turit kam padovanoti šeimos nariui. Čia gal užteks visiems, nežinau, čia atvežiau. Tai čia iš nugaros gal padaryti. Gerai. Tai dabar labai tas malonus tarp institucinis bendradarbiavimas ir biblioteka jau daugelį metų bendradarbiauja su mokykla Kulvos. Dabar jau Kulvos skyriumi. Tai šiandien labai malonu, kad į popietę atvyko mūsų vedėja Edita Pilvinienė su kažkokia tai labai kilnia misija, apie kurią pati ir papasakos. Labą dieną visiems. Esu ir skautų vadovė kartu jau daug metų, 6 metai, tai jau daug sakyčiau, ar ne? Atsistosiu čia, kad nugaros nesuk. Tai rankose mano matote žibintą. Žibintas
metų taikos Betliejaus ugnis keliauja iš Austrijos į visą pasaulį. Kiekvienais metais būdavo atrenkamas kažkoks austrų vaikas iki taip maždaug 10-12 metų, kuris kažkuo nusipelnydavo. Tačiau dabar dėl tam tikrų neramumų Jeruzalėje tai atlieka patys skautai. Būtent Betliejaus gimimo vietoje yra uždegama ugnelė, ji yra skraidinama į Austriją, iš Austrijos ugnelė skraidinama, plukdoma, vežama traukiniu į visą pasaulį ir tai atlieka skautai, Maltos ordino ir kiti nariai. Tai mes skautai taip pat atliekame šią misiją Lietuvoje ir kokia yra mintis? Mintis nešti taiką, nešti viltį ir dalintis gerumu. Tai po renginio neskubėkite išeiti, mes kartu su vedėja dalinsime jums ugneles ir papasakosim, kaip toliau viską pasidalinti namuose. Tai ačiū. Jeigu tęsiant apie tarp institucinį bendradarbiavimą, tai labai jau mes irgi bendradarbiaujam su socialinių paslaugų centru, Vatkuvos seniūnijos darbuotojomis ir Mante, ir Birute, kuri yra ne tik tai skaitytoja, bet ir savanorė bibliotekos, todėl talkina visą laiką tai knygas pristatant, tai renginius pakviečia žmonių. Tai vat ir šį kartą ir Mantės ir Birutės iniciatyva į biblioteką atvyko Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Ruklos padalinio senjorų ir asmenų su negalia užimtumo grupė Raskila, kurios vadovė Lina Petrauskienė. Ir šiandien turi pristatyti pasiruošęs vaidinimą ir prašom pasižiūrėti. Labą dieną. Atsiprašau, aš esu Monika Teptukaitė iš Teplep televizijos. Suprantat, čia aš tai pas jūs čia turbūt visiškai atsitiktinai, aš tai į Ruklą važiavau, man reikia pas tos dailininkus, kažkokie senjorai, gavom, toks, kad atėjo į redakciją kažkoks tai pranešimas, kad kažkokie tai senjorai Rukloj piešia paveikslus, žinokit. Tai gavau užduotį juos visus ten pakalbinti. Aš atsiprašau, kad trukdau jūs, bet aš jau iš Ruklos atvažiavau čia iki Kulvo, žinokit, ir man jau kitaip nebeišeina. Ar čia ta studija, atsiprašau? Čia tas spalvų pliūpsnis, ar ne? Kur kūryba neturi nei amžiaus, nei rėmų, kartais nedrobių, sako, neturi, nežino. Būna, kad ir drobinė, o tai kaip jie ten piešia? Einu paklausiu, žinokit, aš atsiprašau, paskui jau jūs savo renginį ten kaip nors gerai, atsiprašau labai. Labą dieną, gerbiami dailininkai. O jūsų ten jau ta pagrindinė vieta, tai Rukloje, ar ne? Jūs čia tik atsitiktinai? Taip, mes čia tik svečiuose. O tai sakykit, kaip čia jūs atsidūrėt prie tos kūrybos, prie tos tapybos, net nežinau, kaip prasidėjo kelias į tapybą? Žinot, jau senatvė, tai pradedi niurzgėti, tai skauda, tai negerai, tai daktarai. Ir daktarė sako, ponia, jums reikia terapijos. Tai aš taip galvoju, reikia kažką daryti. Aš pasirinkau dažus, o mano tie nervai, tegul jie palauks, dar ateityje pravers. Aišku. Oi, ponas, kaip čia pas jūs gražu. O jūs kaip atėjot į tapytojų gretas? Kaip jūs atėjot? Mano kelias į tapybą prasidėjo tada, kai draugas sakė, tugi nemoki piešti. Ir žinot ką, jis vis dar teisus. Eikit, negali būti. Vat paveikslą tai šitaip apsukit, tai ten tada bent jau vaizdas bus kažkoks. Per grožiai. Kaip jūs, ponia, atsidūrėt šitam tapybos toj studijoj, tokio jau kitaip neišeina vadinti? Nežinau, mano meninis kelias prasidėjo virtuvėje. Dažiau brokėliais, kava,
o vieną kartą net šaltibarščiais. Tas darbas vadinosi lietuviška vasara ant staltiesės. Nu, bet čia va jau panašiau, kad burokėliais tapyti. Labai. O jūs, ponas? Nu, aš atėjau mokinti. Išmokau, neėjo, dabar biškai išmokau tapyti. Nu, šaunuoliai, kokie jūs čia visi. O jūs, ponė? Man į Vilnių dar grįžti reikia, nesitaškykit čia man. Kaip jūs atsidūrėt šitoj studijoj, kaip jūsų kelias į tapybą prasidėjo? Tiesa ta, kad visai nemokėjau tapyti. Tiesiog atėjau į šitą grupę dėl kavos ir sausainių, bet tada davė teptuką ir pasakė, kol neišpaišysiu paveikslo, peizažo sausainių nebus. Tai dabar jau 3 metus tapau. Bet be to pradėjau tapyti visai nesenai, kai pradėjau žilti. O tada pabandžiau nupiešti kaimynę. Tai jinai lig šiol su manim nebesikalba. O sakykit, gal papasakosit man apie savo tą techniką, kurią jūs čia naudojatės? Kas čia jūsų per technika tapybos? Aš mėgstu vieno potėpio techniką. Paskui antras potėpis, tada pertraukėlė, kavos trupučiuką, trečias potėpis, tada vėl puodelį įsipili brendžiuko ir vėl potėpis. Ir pažiūrėkit, spalvos kaip liejasi tiesiog plačiai. Puikiai. O jūsų kas čia per technika? Mėgstamiausia technika, kaip išeis, taip išeis. Dažnai išeina geriau, neplanavau. Naudoju techniką pirmas potėpis meistriškas, antras abejonė, trečias panika, o ketvirtas uždarom viską juodai. Įdomu čia jūs visi. O pas jūs, kas per techniką, sakė burokėlis, bet nesvarbu, kas čia per techniką. Aš visą gyvenimą siuvau, bet kai nebepataikau į adatą, perėjau prie teptuko. Didesnis ir augo nereikia, o ir spalvos gražesnės nei siūlai. Tikras malonumas. Tikrai. O jūsų kas per techniką? Technika, mašinos, traktoriai ir padarbai ir taip toliau. O piešimo technika irgi mašinos traktoriai? Taip. O jūs tai čia jau aš bijau jūsų. Man į Vilnių parvažiuoti reikia, nepažinti paskui, kai grįšiu. Kas čia jūsų per tokia įdomi technika? O aš praktikuoju taškymą. Tik taškau, tai menas visur. Ir ant tapetų, ir ant staltiesės. Bet kiekvienas taškas tai gyvenimo akimirka. Jo, čia kiekvienas menininkas unikalus. Negali nieko pasakyti. Kai kurie tokie unikalūs, kad net patys to nesupranta, žinokit, bet jiem gerai čia viskas išeina. O tai, ponai, gal galit parodyti savo kūrybą, ką jau čia prikūrėt, kas čia išėjo jums? Į Rūklą mes ją pasiėmėm, net važiavo šaunuolė mūsų Monika. Ačiū dėmesį. Tai ačiū labai dailininkam. Klausykite, vaikai, čia tiesa, nepramanai, prieš pačias kalėdas prasidėjo bėdos. Tik suspinda žiburiai, ėmė dūkti angelai, puolė šokti, bliaksėti, po padangės trikinėti, debesėlį upakuoti, pasakyta, eit miegoti, bet jūs žinot, kaip smagu šokinėti ant debesų. Tik nutiko štai bėda, plyšo debesio pradžia, o po to ir vidurys atsivėrė toks plyšys, kad ir pats ten neišgirtum, ir dangui daugiau nebūtų. O po to iš debesėlio angelėlių čiužinėlio ėmė birti plunksnos sniego, nebenori niekas miego.
Kur miegosi, kai žiema, tyliai tyliai vakare, kuria pasaka kieme. Balta, balta, kur dairais. Ilgas pasakas nužiemus, seka pirkio vakarais. Apie klaidžią sniegų pūgą. Saulės nukirptas kasas. Apie žąsiną moliūgą, kur išskrido į dausas. Apie vilką baltą mešką. Būtis uždegas velnių. Apie vandenis, kur teška, iš sidabro šulinių. Dabar šalis, prašom, tu savo jau dabar sakyk. Trumpai apie sniegą. Sukasi sniego malūnas ir įkaitęs, šoka ir juokiasi sniego mergaitė. Sniego žirniukai ir sniego kruopelės, sniego berniukai ir baltos žąstelės, sniego plaštakės ir sniego drugeliai, sniego pupi. Grojo po kojomis šerklio žiogeliai, sniego pipirai ir sniego lapeliai, sniego laiveliai ir sniego upeliai. Sniego žmogus sniego guolėje knarkia, sniego kareiviai užmiega pavargę, sniego kukulė ant apsnigto stalo, ką tik ištižo iš balo atšalo. Sniego apuokai ir sniego pelėdos, sniego krikštynos ir sniego kalėdos, sniego pyragą ir sniego kokteiliai, sniego skirtelę supjaustę saldainiai. Jos pasaka. Įspėkas kvepia, neįspėjai, lelijos liepos ėjai, ne, taip kvepia princai ir kirpėjai, taip kvepia vakaras sapne. Žiūrėki, tiesinė pro stiklą, klapraėjo posūkis tylus, rami šviesa prašvelnų miglą, tekena pieno upeliu. Žiūrėki, sninga, 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 žiūrėki, baltas sodas sminga, nugrimzdo žemė praeitį. Karto pasidalinkit, ateikit arčiau, prašau. Ir dabar paklausykim dar kažką daugiau. Atsisėskit. O dailininkai tai ne tik taip dailininkai, bet gal poetai, nežinau, tai kviečiu visus dar Tokia tamsi, niūri naktis. Tolyn tamsin, sutemo žemėje visoj. Gūdu ir šalta. Ir tyliai gesta žvaigždės danguje. Ar dar beras atėjęs Dievo žodis? Ar į Betliejų kelią besuras? Uždekit žiburius. Uždekit žmonės žiburių širdžių. Uždekit meilės ir gerumo, užuojautos, jautrumo, broliškumo liepsną. Paduokite rankas vieni kitiems, kad vėl sušiltų širdis, kad brolis brolį žemėje pažintų. Uždekit žiburius, kad tamsią, nuodėmingą naktį, brujus ir vėl kaip tąsyk, nepraeitų Betliejaus kūdikis, neradęs šilumos, kampelio prisiglausti, kad nenueitų vėl pas asilą ir jautį. Uždekit žiburius, o broliai, uždekite tiesos žvakes, kad melo šaltis sukaustytų ir pavergtų širdžių nenumarintų. Uždekite džiaugsmo žiburius, paberkit ilgesio liepsnos ir laukit visą naktį, giedodami kaip žemė gieda. Ir laukite, kaip motinos širdis. Uždėkit žmonės žiburius, tada jisai ateis per kietą skausmo gruodą, per neapykantos ledus, į mūsų širdis, laukiančias mažas, vargingas, kuokštelis šieno, nors mažų aukų, vargingos ėdžios
klystanti širdis ir grotos sienos, tai užuovieno melo, menkutė šiluma, tai ilgesys tiesos. Ir štai karaliaus sostas, jį atlydės didingi, Kad mylėtų vargšus ir nevertus, atėjo meilė, kad kentėtų, atvertų nuodėmes vaikams, dangaus vartus. Šviesa atėjo, kad nušvistų aptemusius skliautus. Uždekit žmonės žiburių širdžių, uždekit meilės ugnimi. O aš noriu padėkoti už draugystę, už tai, kad įvertinot mūsų darbą, mūsų paveikslus. Mums labai šaunu, kad mes atvykome pas jūs. Ir čia jums maža dovanėlė nuo mūsų Raskilos kolektyvo. Su visa meilė rankų darbo. Ansamblis Kibirkštėlė. Labai ačiū Vitai, kad mus pakvietė. Ir mes atvažiavom jau antrą kartą pas tave, Vita, čia. Pas tave čia labai šilta, jauku, labai maloni publika renkasi ir atmosfera tokia šilta, bibliotekiškai švelni tokia. Aš visą laiką sakydavau, čia yra Kulvos išminties centras. Taip, kadangi yra tokia proga, aš jums paskaitysiu apie Adventą. Susikaupimo metas tai Adventas. Prie jo greit metai atskubėjo. Kažkam derlingi buvo gerumu, kažkam prie durų netektis stovėjo. Susikaupimo metas tai Adventas. Kai susimastome, kas buvo arba bus, kada aklai likimui tiesiam ranką ir daug galvojame apie savus. Adventas tai susikaupimo metas. Pasverkim viską, nors gal ir skaudės. Gyventi ir mylėti turėkit visą tikslą. Išraukit skaudžią rakštį iš širdies. Vaikai taip gražiai apie sniegą, snaigės deklamavo, jo taip trūksta to sniego. Vėl tyliai žemėn snaigės krenta, kažkas širdį suvirpina stygas, tarsi viltį į plotkelį šventą, visi kartu vėl tiesiame rankas ir mūsų dainas snaigės krinta. Kiek jų daug ant stogų ir laukų, nuo tų snaigių man akis nušvinta, pasidžiaugti jomis negaliu. La 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 la. Nuo tų snaigių man akis pasidžiaugti jomis negaliu.
tavo niekada nepritrūksta kasdienis mūsų duonas. Kalėdos tai Degdami kas savaitę po vieną žvakę, mes pripildome savo širdis ne tik šviesos, bet ir vilties, ramybės, džiaugsmo ir meilės. Adventas baigėsi kūčių vakare ir pereina į Kalėdas. Perėjimas iš Advento į Kalėdas yra ypatingas, nes jis simbolizuoja laukimo pabaigą ir džiaugsmo pradžią. Kūčių vakaras daugeliu yra vienas reikšmingiausių momentų metuose, kai susibūrė šeimos ir dalijamasi kalėdaičiais. Tad laukiam Kalėdų. Kai nukris nuodels, sidabriniai varteliai, tyliai, tyliai pabels. Į tavo langelį, kai užgirsi kažkas, per laukelį atrieda ir mintis nusigas. Atvažiuoja Kalėdos, aš noriu Kalėdų, Kalėdų baltų, gegučių pelėdų. Ant eglės šakų aš noriu Kalėdų, žirgeliais baltais. Aš noriu Kalėdų, su meilės sapnais. Mažytė menėliai ir žiemos delnuose nekariaus kareivėliai, per miškų vidurį tyliai ūkos pelėda, o namų tarpdury joks senis Kalėda. Aš noriu Kalėdų, Kalėdų baltų, gegučių pelėdų, ant eglės šakų. Aš noriu Kalėdų, žirgeliais baltais. Aš noriu Kalėdų, su meilės sapnais. Meilės ir vilties nusileidžia naktį angelėlis, gieda šventą giesmę paslapties. Sveiki, mėlyni, leiskite jūs pasveikinti su artėjančiom šventėm. Palinkėti 3 dalykų. Pirmiausia, sveikatos, antras dalykas sveikatos ir trečias dalykas sveikatos.
ir asmeniškai po maišą pinigų. Manęs klausia, na kam tie pinigai? O aš sakau, pasiremontuoti sveikatą, nes remontas kainuoja labai brangiai ir nėra vietų. Aš dabar norėjau išvažiuoti į sanatoriją ir žinokit, nėra vietų. Ir gavau tik tai tą vietą sausio pabaigoje, įsivaizduojat? Na ir manęs klausia, na gerai, tu nesiremontuosi sveikatos, tai kur tu norėtum nuskristi? Sakau, aš bijau skristi, o jeigu skrydį atidės ir nauji metai praeis. Todėl aš jums ir siūlau kitą alternatyvą, kuri vadinasi ateik prie laikrodžio brangioji. Ateik prie laikrodžio brangioji, kada rinkus apgaubs tamsa. Aš tau parodysiu pasaulį, tai bus tau mano dovana. Brangioji atėjo. Aš įskleidžiu ant kelių žemėlapį ir tariau, užsimerk ir rinkis. Ji bakstelėjo pirštų, atsimerkė ir abu sušūkome. Londonas, o viešpatie tariau. Taip toli nuo Jonavos, bet lekiam, nulėkiam. Ūkanotojo Albijono sostinė mus pasitiko tokių rūkų, kad nesimatė ne tik Bigbeno, bet ir Temzės. Ir nesutikome nei vieno tautiečio, kuris būtų mus pavaišinęs puikia angliška arbata. Tad teko traukti termosą iš kuprinės. O kur dabar, paklausiau? Brangioji susimastė ir staiga uždainavo. Vojaž, vojaž. Aišku, į meilės miestą Paryžių. Paryžius tai Paryžius, tariau, bet jis toks didelis, kad didesnis už visą Jonavos rajoną. Konkrečiai kur? Na, tarėga į Bulonės mišką, o gal į Fontainebleau nulėkėm. Meilės miestas mus pasitiko įskirstomis rankomis. Tačiau vaikštant po Bulonės mišką, nelauktai pradėjo lyti. Sulijome kaip varbuliai. Klausyk, tariau, čia matau prie plento užeigą. Gal užeinam, išgersim kavos ir sušilsim. Užėjome. Atsisėdome prie staliuko, drebėdama brangioji tarė. Paprašyk garsono absento lašelio į kavą. Noriu sušilti. Brangioji, sušukau, tu pamiršai, kad išmintingasis Aurelianas uždraudė gyvybės vandenį, gali vartoti tik nuo 10 ryto. Vargšė tik atsiduso. Išgėrę kavą sušilome ir išėjome į lauką. Na, kur dabar, paklausiau. Ji pasipurtė ir tarė, ai, man jau nusibodo tų didžiųjų valstybių sostinės. Norėčiau kur nors į gamtą, prie vandens. Puiku, tariau, štai čia truputį pavažiavus į priekį ir pasukus į dešinę Šveicariją. Lekiam. Nulėkėm į Šveicariją ir įsitaisėme prie tvenkinio. Atsisėdome ant kranto ir ėmėme žiūrėti į vandenį. Nutarėme pasivurti ateitį. Tačiau vanduo tylėjo, jo kietai sučiauptos lūpos neatsakė nei vieną mūsų klausimą. Nusivylusi brangioji pašoko ir ėmė dairytis aplinkui. Keista, tarė ji, šitiek žolės ir nei vienos karvės. Iš ko jie gamina tą šokoladą? Štai, tariau, brūkdamas į delną šokoladų kamilką. Štai tau ir karvė, ir šokoladas. O ateity dirbtinis intelektas padarys taip, kad karvė stovės tavo virtuvėje ir tu visada turėsi šviežio pieno. Ji patylėjo, pažiūrėjo į mane ir tarė, o kur tu norėtum nulėkti? Aš pagalvojau ir tariau, į Veneciją. Lekiam. Nulėkėm į Veneciją, tačiau ji mus pasitiko visai sausa, be vandens. Niekas nedainavo, o toli lijo, suverstos į krūvą gondolos, tarsi negyvos žuvys gulėjo pilvais į viršų. Klausyk, tarė, nematau ne vieno gondolininko, gal jos išleido nemokamų atostogų? Netariau. Aš išsprendžiau šią mįslę. 5 praėjusios vasaros buvo labai
sausos. Šitoji tiesa, šlapia, bet supranti, 5 prieš 1. Gal bus 5 šlapios ir tada galėsim paplaukioti didžiuoju kanalu. O kur dabar paklausiau? Ji pagalvojo ir tarė, žinai, visur gerai, bet namuose geriausia. Grįžtam į Jonavą. Nulėkė metai, greit duris uždarys, gal dar žvilgters per petį ir sudie pasakys, žengs per slenkstį kalėdos, kiek džiaugsmų dovanos, eglė šventiškai rėdos, pasiklystam jausmuos. Apkabinkim, palinkėkim kloties, gerumų apdalinkim ir suteikim vilties, sugebėkim atleisti ir pamiršti skriaudas, juk taip lengva nuteisti, gal tai mūsų klaida. Metai baigės, o ant slenksčio nauji, te kalėdinės snaigės, tirps ramybę širdį. Žengs per slenkstį kalėdos, kiek
džiaugsmu.